Sveiki vaikai, šiandienos tema dalijame dešimtainius skaičius. Dalyba vyksta labai panašiai kaip su sveikais skaičiais, tik tai vienas niuansas. Gerai, jeigu aš dalinu sveikus skaičius, tarkim aš 10 dalinu iš 5, nu, gal va taip, ne 10, o 100 dalinu iš 5. Gerai, kaip aš dalinu 100 iš 5? Kiek penketų telpa į dešimtuką? 2. Gerai, 2 kart 5 – 10, minusuoju 0 ir šitas 0 nukeliavo čia nais. Viskas. 20 padalinau. Tai 100 iš 5 yra 20. Dabar, kas būtų, jeigu aš norėčiau padalinti 0,1 iš 5? Tokiu atveju man reikia kaip ir atsikratyti to kablelio, kad jis man netrukdytų. Aišku, su skaičiuotuvu tai labai paprasta, paspaudėm ir viskas. Tai dabar, kaip man atsikratyti kablelio? Aš žinau, kad jeigu aš dauginu iš 10, tai mano kablelis nukeliauja vieną poziciją į dešinę. Tai dabar, kas būtų, jeigu aš šitą skaičių padauginčiau iš 10 ir šitą skaičių padauginčiau iš 10? Gerai, kas būtų? 0,1 padauginu iš 10, gaunu 1, nukeliavo šitas kablelis čia atsidūrė, gavau 1, o 5 padauginau iš 10, gavau 50. Tai dabar aš turiu sveikus skaičius, kuriuos aš jau moku dalinti. Juk mes jau mokame dalinti ir didesnius ir mažesnius. Kaip tai vyksta? Gerai, pirmas veiksmas. Kiek 50-ukų telpa į vienetų? Nu, aišku, 0. Gerai, parašome 0, padauginam 0 iš 50, gaunam 0, išminusuojam, gaunam 1. Gerai, toliau. 0. Nu, paimu pirmą 0, kuris dabar, jeigu aš jį paėmiau, tai pas mane atsiranda kablelis. Tai logiškai. Dabar, kiek 50-ukų telpa į 10? Nu, 0. Gerai, 0 kart 50 0, padauginu, rašau 10. Gerai, dar vieną 0 paėmiau. Dabar, kiek 50-ukų telpa į 100? 2. 50 kart 2 yra 100, minusuoju, gavau 0. Štai mano atsakymas. Taigi, jeigu aš 0,1 padalinau iš 5, mano atsakymas yra 0,2 arba 0,02. Taip, dabar klausom. Aš nemoku ir nežinau, kaip tau tai paaiškinti, kaip padaryti. Tai geriau daryti va taip. Gerai, tas pats yra su kitais skaičiais. Taip, klausau. Nu, tarkim 10,5, taip? Taip. Jo, jeigu aš noriu padalinti, tarkim, iš 0,5, ane, kaip pavyzdys, tai šiuo atveju veikia tas pats principas, kaip ir aš prieš tai dariau. Aš dauginu iš 10, abu skaičius. Tai vėl, šitą dauginu iš 10 ir šitą dauginu iš 10 ir aš gaunu čia, kablelis atsidūrė čia, aš gaunu 105, o šitą padauginęs iš 10 aš gaunu 5. Tokiu būdu aš jau gavau iš vis realius skaičius, kuriuos netgi moku mintise padalinti. Tai dabar 105 iš 5, nu tai gerai, imu 10, tai gaunu 2, 10, 0, 5, 1, 5, 0. Gerai, gavau 21. Taigi, jeigu aš 10,5 padalinau iš pusės, gavau 21. Irgi veikia tas dalykas. Gerai, o kas bus, jeigu aš turiu vieną skaičių daugiau skaitmenų po kablelio, o kitą skaičių mažiau skaitmenų po kablelio? Nu, tarkim, aš turiu 3,25 padalinti iš 0,5. Arba atvirkščiai būtų jie, tarkim, nesvarbu. Ką aš darau? Aš dauginu iš tokio skaičiaus, kad atsikratyti visų kablelių. Man nereikia, kad niekur nebūtų kablelių. Tai reiškia, jeigu čia buvo 2, o čia 1, tai man reikia padauginti abu skaičius iš 100. Šitą dauginu skaičių iš 100
ir šitą dauginu iš 100. Nu gerai, o kas būtų, jeigu aš turėčiau va tokį skaičių, būtų 3 skaičiai po kablelio vienur ir kitur iš vis, tarkim, nebūtų, nesvarbu. Tai dauginčiau vis tiek abu iš 1000, nes aš turiu atsikratyti net 3 skaičių po kablelio. Tai dauginčiau iš 1000, abu, ne vieną, abu skaičius dauginčiau. Gerai, tai ką aš gaunu šiuo atveju? Aš gaunu 325 padalinti iš 50. Nes 0,5 dauginant iš 100, kablelis keliauja per 2 pozicijas ir pasidaro 50. Šitą mes jau su jumis mokėmės, jūs turite labai lengvai mokėti padauginti iš 100, 10 tūkstančių ir 10 tūkstančių. Kas vyksta su kableliu, jūs turite labai gerai mokėti ir žinoti. Gerai, tai dabar dalinam tai, ką mes turim. Gerai, 3 negaliu padalinti iš 50, 32 negaliu padalinti iš 50, bet 325 kaip ir dalinasi. Žinau, kad tai yra, tarkim, 6. 6 kart telpa 50, 325. Gerai, kiek gaunu? 300 minusuoju 25. Dabar į 25 kaip ir netelpa 50. Ką aš turiu padaryti? Imu 0, tada dedu kablelį. Dabar 250 iš 50 labai gerai dalinasi. Bus 5. Gaunu 250 ir 0. Štai padalinau. Taigi, jeigu aš dalinau 3,25 šimtosios, iš pusės aš gavau 6,5. Ar aišku? Gerai, ar turi dar klausimų? Viskas aišku. Gerai, tai mes vis tiek dar spręsime, dar aiškinsimės. Ir iš galo irgi neturim klausimų. Iš galo. Gerai, viskas tada. Ačiū.